Sveiki visi. Trets laiškelis iš regiono administracinis teismas. Žygimantų gatvė 2. Nu, toks. Čia buvo tas lapelis užklijuotas ant tuo. Ir pliešiam. Žiūrim šiandien laiškų darimo dieną. Jaučiuos kaip per kalėdas. Ohoho. Pinigų neįdėjo. Bet kažkas jau susekta. Miltų jokių neįdėjo. Bet jau yra, ką jie čia, 3 lapus. Nutartis, 3 lapai. Giedrė Katinaitė. Giedrė Katinaitė. O. Katinaitė. Neneinis. Siunčiame regionų administracinio teismo 2024 metų 02.15 nutartį vykdyti ir teismo informacinį pranešimą apie asmens duomenų tvarkymą. O, vykdyti. Oi, pranešimo skundas neatitinka reikalavimų. Oi. Nieko, apeliaciniam, o ką, teismas. Tvarkime. Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2023 metų gruodžio, pasižiūrėk. Čia kokią informaciją, čia kokią informaciją neš. Gerai, susikombinuok. Pranešimas 1 lapas. Ačiū pranešimas. Čia net neaišku, kas yra. Duomenų valdyti man pokui. Čia kuris lapas yra? Nutartis 3 lapai. 1. Čia net nesunumeruoti, čia klaidina. Skaitom. Biudžetinė įstaiga. Regionų administracinio teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė Povilanskienė susipažinusi su pareiškėjo Gedimino Vyskanto skundu, ne skundas, pranešimas buvo. Nustatė, pareiškėjas Gediminas Vyskantas kreipėsi į teismą su pranešimu. 2024 metais vasario 8 dieną kreipėsi į teismą su pranešimu. Pareiškėjas skundas netitinka reikalavimų nustatytų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų toliau ir ABTI. Administraciniam teismui teikiamas skundas prašymas turi būti aiškus, suprantamas bei atitikti jo formai ir turiniui nustatytus reikalavimus, nurodytus ABTI 24-25 straipsniuose. Pagal ABTI 9 straipsnio 1 dalį administracinių bylų procesas vyksta, sprendimai priimami ir skelbiami lietuvių kalba. O tai ką, amerikoniškai gal parašiau, žydiškai.
Dokumentai surašyti kitomis kalbomis teikiami ir skelbiami išversti lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti ABTI 9 straipsnio 2. Tai tu čia rašai šitą šūdą, a? Pagal ABTI 9 straipsnio administracinių bylų procesas vyksta, sprendimai priėmė ir skelbiami lietuvių kalba. Dokumentai surašyti kitomis kalbomis teikiami ir skelbiami išversti lietuvių kalba nustatyta tvarka patvirtinta ABTI 9 straipsnio 2 dalis. ABTI 24 straipsnio 2 dalies 6-8 punktai pareigoja pareiškėją kreipiantis į teismą suformuluoti skundo prašymo dalyką ir pagrindą bei šias aplinkybės patvirtinančius įrodymus. Taip pat prie skundo pridėti įrodymus, kuriais pareiškėjas pagrindžia reiškiamus reikalavimus ABTI 24 straipsnio 2 dalis 7 punktas. Skundo dalyką sudaro materialinis teisinis reikalavimas atsakovui, o skundo pagrindą sudaro pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis grindžia savo reikalavimą. Pareiškėjo suformuluotas skundo prašymo pagrindas ir dalykas nustato teismo nagrinėjimo bylos ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ir tariamai pažeistą teisę. Tikrai ar tariamai pažeistą teisę. ABTI 24 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad skunde turi būti nurodytas pareiškėjo reikalavimas. Skundo reikalavimas turi būti konkretus ir aiškus. Toks, kurio remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų apibrėžtas teisinės pasekmes kitai bylos šaliai ir kad jis atitiktų teismo galimas priimti sprendimo rūšis, numatytas ABTI 88 straipsnį. Asmuo įgyvendinantis teisę į teisinę gynybą pagal ABTI 88 straipsnio nuostatas gali reikalauti panaikinti viešo administravimo subjekto priimtą aktą. Ar jie gali įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą, priteisti žalą, atsidūrusi dėl jo viešo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų civilinio kodekso 6.271 straipsnis, ar išspręsti ginčą kitų įstatymų nustatytų būdų. Visų pirma, pareiškėjo pateiktas pranešimas turi būti įvardyjamas kaip skundas, kuris adresuojamas regionų administraciniam teismui. Antras, skunde turi būti suformuluotas tikslus skundo reikalavimas, kuris atitiktų ABTI 88 straipsnį nurodytas galimas priimti sprendimo rūšis. Galimai parašyti, panaikinti, pakeisti sprendimus, priimti pareiškėjo atžvilgiu ir išdėstyti aiškius nesutikimo kaip man šitą šūdą perskaityti čia tam kampe. Administracija aktais argumentai. Kaip galima spręsti iš skundo turimo, galimai pareiškėjo netenkino Migracijos departamento, prie Vidaus reikalų ministerijos ir VI registrų centro priimti sprendimai. Svarbu tai, kad asmuo suformuluodamas skundo pagrindą ir dalyką apibrėžia teisminio nagrinėjimo, parengti atskiro nagrinėjimo ribas. O tinkamas nurodytų skundo elementų suformulavimas sudaro sąlygas priešingai ginčo šaliai parengti atsikirtimo argumentus atsiliepimą į skundą. Trečia, suformulavęs skundo reikalavimus, pareiškėjas turėtų skundę nurodyti tinkamas proceso šalis, tai yra pareiškėja, nurodyti save, vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamosios vietos adresą, jeigu turi elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pėdų dydį, žiedinio raumens išmatavimus ir lytinio organų išmatavimo ilgį arba gylį. Atstovai yra trečiuosius suinteresuosius asmenys, nurodant jų pavadinimus ir buveinės gyvenamosios vietos adresus, ABTI 24 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktai. Karočią, bomžas negali kreiptis į teismą, nes negali nurodyti, nes ABTI 88 ir ABTI 24 straipsnio 2 dalies 2, 4 ir 5 punktus jis netitinka, nes neturi nuolatinės gyvenamosios vietos adresą. Pievoj. Kur gyveni? Ты живешь? Я? В лесу. Там адреса нету. Возле березы и елки. Tam iš jų travai kusok есть. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas skųstų Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir VI registrų centro priimtų sprendimus, pareiškėjas praleidęs terminą skundui paduoti, nes matyti, kad šie administraciniai teisės aktai priimti dar 2021 metais. Tuo pačiu teismas pastebi, kad ABTI 30 straipsnio 1 dalies nustatas pareiškėjo prašymų administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių. Jeigu pareiškėjo skundas paduotas praleidus nustatytą terminą skundui paduoti, pareiškėjas gali prašyti atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, tačiau privalo nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių terminas yra praleistas, tuo pačiu pridėti taip ir patvirtinančius įrodymus. Svarbias priežastis. Ką ten galima pridėti? Nuotrauka. B. Los. Pagal ABTI 34 straipsnį, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, skundai administraciniam teisme priimami ir nagrinėjami tik po to, kai sumokamas įstatymų nustatytas 30 eurų žyminis mokestis. Galimai pareiškėjo skundas
neapmokestinamų skundų kategorijai nustatytai ABTI 36 straipsnio, tuo pareiškėjas įpareigotinas sumokėti žyminį mokestį ir pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jeigu skundas nepriklausytų neapmokestintams skundams pagal ABTI nuostatas, pažymėtina, kad pareiškėjas gali prašyti teismo visiškai arba iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Tuo atveju, jei pareiškėjas prašytų atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo, teismui privalo pateikti motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio sumokėjimo. Tokiu pavyzdžiui, Nausėda iš kokių ubaginių blusų 20 lemų paskolino. Iš savo santaupų, iš biudžeto. Nenorite 30 eurų iš biudžeto ten, iš tos biudžeto ten. Taip algas gaunatės iš ten. Kaip matote, niekur dar kol kas neperskaičiau nei piliečio, nei ko, yra pareiškėjas toks teisinis subjektas. Pastebėtina ir tai, kad pagal bet pastebi, žinot ko vieno dalyko, nepaprastai paprasta. Migracijos tarnybos reikalavimo priežastis. Migracijos tarnybos atsisakymas pateikti pirmo prašymo kopijos. O kodėl aš kreipiuosi? Todėl. Migracijos tarnybos duotas atsakymas atitinka tikrovę, tai yra, kad prašymas yra sunaikintas. Paneigti arba ne. Paneigti arba ne. Šiuo atveju pareiškėjai pastebėtina tai Pastebėtina ir tai, kad pagal ABTI 23 straipsnio 7 dalies nuostatas skundas gali būti skundžiamas paštu išskyrus šio straipsnio 20 straipsnio 2 dalies. Išskyrus šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 9 punkte ir 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytus ginčius ir elektroninę formą, elektroninių ryšių priemonės. Jeigu skundas siunčiamas faksminiu laiško išskyrus atvejais, kai asmens tapatybė patvirtinama Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, toliau teismų įstatymas nustatytais būdais ne vėliau kaip per 3 kalendorinės dienos turi būti pateiktas skundo prašymo pareiškimo originalas, priimtina, kad pareiškėjo skundas turi būti tinkamai pasirašytas arba originaliu parašu ranka arba elektroniniu parašu tinkamai patvirtinant jo asmens tapatybę. Šiuo atveju pareiškėjo tas nuotsirado. Šiuo atveju pareiškėjo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, pateikti suprantamai, be aiškiai surašytą ir tinkamai parašytą vieningą skundą pagal nutartyje pateiktus išaiškinimus. ABTI šiuo atveju pareiškėjai nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti ir pateikti suprantamai, bei aiškiai surašytą ir tinkamai pasirašytą vieningą skundą pagal pasirašytą. Thanks. Neturime šią ko slėpti. Neturime šią ko slėpti. Buvo pasirašytas. Kas yra? Man kortelę atsimėti. Ta pati kuinė. Tinkamai pasirašytas arba originaliu parašu ranka, arba elektroniniu, ta prasme ranka. Ranka yra, va taip parašo. Va taip parašo. Va. Va, čia va tas va. Arba originaliu parašu ranka, arba elektroniniu parašu, tinkamai patvirtinant jo asmens tapatybę. Šiuo atveju pareiškėjai nustatytinas terminas skundo trūkumams pašalinti ir pateikti suprantamai, aiškiai surašytą ir tinkamai pasirašytą vieningą skundą pagal vieningą, ta prasme, ko vieningas. Pykės. Pagal nutartyje pateiktus išaiškinimus. Išaiškinamus. Rasiu aš irgi prie ko prisipysti. Bent prie čia. Skundą pagal nutartyje pateiktus išaiškinamus. Šiuo atveju pareiškėjai nustatytinas terminas skundo trūkumams pašalinti ir pateikti suprantamai, bei aiškiai surašytą ir tinkamai pasirašytą vieningą skundą pagal nutartyje pateiktus išaiškinamus. ABTI straipsnio 147 straipsnio 1 daly nustatyta, kad proceso šalys savo interesus teisme gina pačios arba per atstovus advokatus pagal pavedimą. ABTI 48 straipsnio 2 dalis. Dėl tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo pareiškėjas gali pasinaudoti advokato padėjėjo ar kito kvalifikuoto teisininko pagalba. Jeigu nekvalifikuotas teisininkas pagalba arba žmogus tiesiog neteisininkas, ta prasme, neduoda taip suprasti. Duomenys apie Lietuvoje praktikuojančius advokatus ir advokatų padėjėjus teikime HTTP advokatūrą LT. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka reikalavimus keliamus siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, gali pasinaudoti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamus teisės pagalbos įstatymo nustatyti tvarka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamas teisės pagalbos įstatymo 11 straipsnis. Ta prasme, valstybės bando žmogus teisis prieš valstybę ir jie sako, mes tau duosim savo advokatą. Blet, man vis tiek galai nesueina.
Jūs supratot mintį? Paduodė į teismą valstybinės registrų centrą, migracijos departamentą. Teisėjais dirb nuo Teisingumo ministerijos prisaikdins prezidento, čia prezidentūra, čia VRM, čia vyriausybė ir čia yra advokatai. Jie visi sudaro tą patį šūdą. Tam pačiam šūdą tu turi sakyti, o, aukso gabaliukas, šitas sąžiningas. Tai vadinama, beje, demokratijoje nešališkas teismas. Nešališkas. Advokatas, valstybės nemokamas skiriamas advokatas, jis tikrai nebus priklausomas nuo nieko. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisinos įstatymą 33 straipsnio, 5 dalimi ir 67 straipsnio, 107-108 straipsniais teismas nutarė. Oi, čia man žiūrėk jau į pareigojimus. Nutarė nustatyti pareiškėjui Gediminui Biskvitui terminą ir įpareigoti per 14 dienų nuo nutarties įteikimo pašalinti šioje nutartyje nurodytus skundo trūkumus, pateikti suprantamai ir aiškiai surašytą tinkamai pasirašytą skundą, kuriame pareiškėjas suformuluotų skundo reikalavimus ir išdėstytų nesutikimus su viešo administravimo subjektų priimtais sprendimais argumentus, sumokėtų žyminį mokestį ar pateiktų motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą, atleisti ją. What? Čia mane ką tik pono pavadino. Šito vietoj. Čia. Ir išdėstyti nesutikimo su viešo administravimo subjektų priimtų sprendimus argumentus, sumokėtų žyminį mokestį arba pateiktų motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti ją nuo mokesčio sumokėjimo, nurodytų ar pageidaujama dėl bylos nagrinėjimo su rašytinio proceso tvarka. Nutartyje nustatytų terminų trūkumų nepašalinus, skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžinamas pareiškėjui, tačiau tokia nutartis neužkirs pareiškėjui kelio pakartotinai kreiptis į teismą su skundu atitinkančių Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus. Nutartis neskundžiama. Teisėja Jūratė Bliznikaitė Povilanskienė. O tokį gavau. Kuo aš galiu pasakyti? Nežinau. Pagalvosiu. Regiono administracinių teismo informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą. Esminis dalykas, kad yra kreipiamas į teismą dėl suklastoto asmens duomenų, nes asmens duomenys būtent atsirado, sukonfigūruoto, sugeneruoto, tai ką reikalauja registrų centras, tai ką reikalauja, ne registrų centras, tai ką reikalauja teismas, tiksliau, Jūratė Bliznikaitė Povilanskienė. Ką Povilanskienė reikalauja, tai tokie kaip dalykai asmens kodo, tai yra būtent pamatiniai dokumentai, kuriais yra reikalavimo patvirtinti, ar tie pamatiniai dokumentai vapšė egzistuoja, ar ne. Tai paduoda pasirinkimą. Prisipažink vergo, pyzdink į galerą. Bet su prasročka tipo gali ir pakartotinai. Ne. Kas turit pasiūlyti advokatą, katras greitų laikų prapist licenciją nori, kuriam atsibodo būti advokatu ir Ignui vėgeliuoti. Gal ir norinčių, gal Alvis Moseris norėtų padėti. Raugą nustojęs gerti. Nu ir skambinėjant per karantinus, pridavinėjant žmonės, paskui viešai atsiprašom. Alvi nenori pasitaisyti prieš Dievo akivaizdoj. Nutartis, kadangi šiandien čia jie sako vasario 15, o dabar yra vasario 28, jis sako 14 dienų, nes aš šiandien į paštą nuėjau, o kai pastoviai į savaitę po kelis kartus nuvarai į paštą, sako, nėra. Įteik, žinai, kada įteik, sako. Ir čia, pavyzdžiui, net nerašo, kada paštas gavo. Suprantat? Ant voko, kad kaip įrodymą tipo galėtum pateikti, kada gavo, kada ta siunta buvo pristatyta. Nerado. Ai, su peštuku įrašo. 02.20. Nu, karoči, netikėkit, man po. Reikia visą tą čiūrį taip sugrūsti, rašysim dasį. Karoči, ir pasinaudoti mūsų reikės tais kanonais, vėl informatikos ryšių departamentą rašyti. Antras reikia.
Renats vėl Jutanas atrašys, dar trečias reikia tikėtis, kad informatikos ryšių departamentą pagal Zavišenėje gravetą pasiims gravets pas save tipo. Lišanėje, kaip ten sakė, Lišanėje živata. 3 kartus. Vienas įkrašė. Nu, o Jutanas jau 2 kartus man atrašė. Tam kartu tiek. Beje, jeigu jums įdomi yra informacija, žiūrėti mano emocijas, kaip aš nervuojas, arba ką, bent jau bandau šiaudą grėbtis, tada ten kažko, jeigu jums įdomi, galiu pasakyti. Ta veikla ir visą prieš tai vyras nuosavo vardu Gediminas YouTube kanale, kur yra patalpinti video, esu nuoširdžiai dėkingas visiems, kurie paremė mano tą veiklą, ta prasme, įvertinu, ne tai ką paremė, bet įvertinu, padarė ten pavedimus kažkas užsiprenumeravo Patreonas, tai va yra 2 galimybės, 2 variantai, tiesiog, kad užbėgti įveikiam už akių, tai kas tą žiūri, esu nuoširdžiai dėkingas visiems, kas užsiprenumeravę Patreoną prisirašę, yra nebūtinai už 5 eurus, tenais yra stavkė, aš paskui pakeičiau, ta prasme, ten pačio Patreono tipo tą stavkę, ir yra po 1 eurą užrakinti ir tie būtent video, kuriuos atsiprašau, tuos video, kuriuos būtent ištrina YouTube'as, išbanina, aš įkeliu į Patreoną. Ir ten yra galimybė prisidėti, ne tai, kad prisidėti, o įvertinti visą šitą, ką aš čia darau, ką pateiktą visą informaciją, bent 1 eurų, kaip yra tas pasakymas. Po 1 centą, bent nuo 1 silkės, man tiek gana būtų. Dėl to yra padaryta euras, nežinau, man atrodo, jūs kaip ir žmonės, taip pat tie, kad norėtų Patreoną, bent kažkiek, bent 1 eurų prisidėti. Aš nesakau tiem, kurie ten paremė ten 10 eurų, 20, čia buvo žmogus atsiuntė 150, čia buvo šeimos kosmosas. Tai jūs, kai sakant, jūs nejuokaukit tokiom sumom šimtais, nedrabstykit, nebūkit kaip. Man irgi milžiniškus didelius pinigus sudėtinga yra priimti, vat geriau po 1 eurą daug žmonių, negu jeigu parama, čia, ta prasme, apie tą įvertinimą, ne tai ką parama, bet įvertinimą, energetinius mainus. 3-4 metų energetinius mainus. Tai va taip. Nėra privaloma, žinokit, šitą informaciją yra nemokamai, bet sakau, ta monetizacija, kas ten nori paramą visą, ar dar ten kažkas, kaip čia įvertinimas, tipo, tai va žmonės esu nuoširdžiai dėkingas, kas atvažiuoja. Jūs suteikėt galimybę man įsipilti saliarkos, kad nuvažiuoti susitikimus su kitais žmonėmis iki miesto. Tai vat, nes, vienkiemy beveik gyvenu, tai kelionė irgi kažkiek kainuoja. Prabūti ir tuo momentu užsiimti ne tais reikalais, ne prie ūkio būti. Tai vat, esu nuoširdžiai dėkingas, ko gero ir dėkingi tie žmonės, katrie negali manis paremti, bet rand laiką atvažiuoti. Tai vienas žmogus atvažiavo, netgi kompiuterį, per kurį aš dabar galiu pilnai filmuoti ir daryti tiesioginės transliacijas. Jeigu ten striginiai vaizd, tai tenais yra tik tais nuo interneto. Tai jo, vis. O toliau, sakau, netgi kompiuterį. Puikų, nuostabų kompiuterį padovanojo žmogus. Tai natūriniai mainai irgi visai maladės. Dėkui jums už tuos mainus ir už jūsų dėmesį. O aš bandysiu kaip nors pakelti savo ūpą ir toliau žygiuoti. Tai tiek. Dėkui.